Sveiki visi. Šiandien šventinis patiekalas, gražuolis kalpis, riebus. Puikiai tik šventėms. Karpį pirkau 1,5 kilogramo, buvo su galva tiek svėrė. Dabar visur išdorojau, štai visur švaru. Gražu, jokių plėvių, jokių vidurių. Visus čia pelekus. Viską nukirpau, uodegą sutrumpinau truputį. Taip pat reikės sojos padažo, baziliko, kalendros, paprikos, garstyčių, pipirų, druskos, aliejaus. Ir paskui dar reikės svogūno, pomidoro, šoninės ir imbierą. Štai pirkau tokį. Jį tiesiog galit pirkti smulkintą, aš neradau, tai nulupsiu ir sutarkuosiu. Tai taip. Pirmiausia pasidarysim marinadą. Pirmiausia pilam šaukštą aliejaus. Pilsiu saulėgrąžų aliejų. Pipirų. Visokių pamalsių, nes malti geriausiai, gali dėti ir maltus. Kalendros. Pusę šaukštelio. Paprikos pusę. Pat imbierą. Imbiero dėsiu nedaug. Štai toks kaip piršto galas. Labai nedaug. Tiesiog sutarkuosim. Šviežias tarkuotas ir geriau negu pirkti milteliai, neaišku kada jie ten pagaminti. Štai imbieras sutarkuotas. Dabar baziliko pusę šaukštelio. Garstyčių. 1 arbatinį šaukštelį. Sojos padažo. Šaukštą. Truputį išmaišom. Ir marinadas štai paruoštas. Tai toksai puikus. Dabar imam karpį. Dar truputį sojos padažas surus, bet karpis nemažas, tai reikia dar truputį ir druską ištrinti. Vidų taip pat. Ir truputį pamasažuojam.
Tai. Dabar imam foliją, kurioje kepsim karpį. Dedam čia karpį. Ir ištepam visą marinadą. Labai gerai. Vidų taip pat. Visur turi patekti marinado. Jeigu kepsit greitai, už pusvalandžio, tai tada turi pasimarinuoti bent pusę valandą. Jeigu turi truputį laiko, tai suvyniojam karpį ir į šaldytuvą keletui valandų. Kuo daugiau, tuo geriau. Ir taip. Dabar susukam. Tą foliją nebūtinai suplėšyti, nes joje kepsim paskui. Tai. Ir iš šaldytuvo arba pusvalandžio virtuvėj. Karpis paruoštas. Tai yra marinuojasi. Dar labai svarbu, kol karpis marinuojasi, prieš tai yra įtrinimą, įpjaunam štai taip. Tokiais po 1,5 centimetro gabaliukais. Tarpeliais tai yra. Tai šitai. Ir dar čia marinado įkišam. Kad susimarinuotų gerai. Tai labai svarbu. Tai. Jeigu dar kepti nepradėjot, kitą pusę taip pat. Jaunam. Ir taip pat čia prikišam marinadą. Tai. Įtrintą apsukam ir paliekam marinuotis. Taip. Na štai karpis įsimarinavo, bet tai dar ne viskas. Imam šalto rūkymo šoninį. Aš nupjausiu skūrą, kad paskui nereiktų spjaudytis, jeigu bus kieta. Supjaustam plonai. Štai tokiais gabaliukais. Dabar kuriam ugnį
Metam čia šoninę. Tiesiog be jokių riebalų. Visas receptas bus kaip visada po video. Svogūną supjaustom, galit žaliai pjaustyti, aš pjaustysiu per pusę ir tada štai taip. Taip abudu svogūnus reikia supjaustyti. Maišom šoninę. Receptas kaip visada bus po video. Ilgai kepti nereikia, tiesiog štai apskrūdo biškį. Pilame lėkštutę. Dabar čia į tą pačią. Pilam truputį aliejus. Pakepam svogūnus. Kol svogūnai truputį apkės, supjaustam pomidorus. Pomidorus štai šitaip. Tokiais maždaug pusę centimetro storumo gabaliukais. Ir taip. Dar susipjaustam dabar baravykus. Galite, jeigu baravykų neturit, aš šaldytus pjaustau, tai galima tada šampinjonus. Tai tokiais gabaliukais. Šampinjonus per visą, grybą ir štai tokio maždaug storumo irgi, kaip ir pomidorai. Svogūnai truputį pageltų. Vos užmėsiu druskos ant svogūnų ir galima išjungti. Pat ant pomidorų vos ir ant grybų. Labai nedaug. Ir tai. Galima truputį dar pipiriukų. Jeigu reikia, tai taip. Na štai viskas paruošta. Dabar į kartį pilam pakepintus svogūnus. Čia į vidų. Galite su galva kepti, jeigu jos reikia jums. Taip pat dedam čia šoninę. Tai taip. Dedam čia grybus. Aš dedu baravykus. Tai šitą. Ir dedam pomidorus. Čia visi netilps man. Tai prikišam, kiek galima daugiau.
Ir dabar reikia labai gerai suviniuoti. Taip, apvyniojam, kuo daugiau, tuo geriau. Kad jisai ten troškintųsi. Ir dabar įkaitinam orkaitę iki 180 laipsnių, kepsim valandą maždaug. Praėjo valandą, dabar atsargiai atidarom foliją ir dedam vėl atidarytą apie 10 minučių, kol truputį apskrus į orkaitę, taip pat 180 laipsnių. O kvapai, žinokit, kokie nuostabus. Tiesiog pasaka, kvepia grybais, šoninė, žuvim, pomidorais. Skanumėliais. Na štai taip karpis atrodo po 10 minučių. Apskrudo. Kvapai tiesiog nuostabus. Tai koks minkštumas. Skanumėlis. Tai pažiūrėkit. Sultingas. Tiesiog pasaka. Grybai ir skanus. Nuostabu. Labai skanus šitas sultinys nuo karpio. Ir kad kepkit, ragaukit. Šventinis patiekalas tikrai vykęs. Tiesiog nuostabus skonis. Sėkmės ir skanaus.